Lietuva priartėjo prie korupcijos suvokimo indekso ribos, nuo kurios šalis laikoma pajėgi kontroliuoti korupciją. Tačiau šalies vadovė tikina, kad džiūgauti dar anksti. Ta pabrėžia ir Lietuvoje viešinti Transparency International vadovė. Esą mūsų šalies dar laukia ilgas kelias, kol bus suvaldyta korupcija. Prezidentės kvietimu Lietuvoje besilankantį nevyriausybinės organizacijos Transparency International valdybos pirmininkė gyrė mūsų šalį sugebėjusi per 1 metus pakelti korupcijos suvokimo lygį. Šiuo metu mums trūksta vos 0,1 iki 5%. Pasiekus šią ribą valstybė laikoma gebanti valdyti korupciją. Tačiau neapsigaukime, ta 0,1% yra labai daug. Yra didžiulis kelias, kurį dar reikia nueiti šaliai, kai iš tikrųjų galima peržengti 5% šio indekso ribą ir traktuoti, kad šalis valdo korupciją. Manau, kad dabar Lietuvoje laikas kitam postumiui, o sąlygos tam įvykti yra. Reikia stiprios ir gerai funkcionuojančios politinės sistemos, kad visi žmonės žinotų, kiek pinigų politinės partijos išleidžia ir kas jas finansuoja. Reikėtų įgyvendinti priemonės, kurios padarytų viešuosius pirkimus skaidrius. Taip pat svarbus skaidrumas versle, ypač tokiose šalyse kaip Lietuva. Tačiau tiek prezidentė, tiek Transparency International vadovė pabrėžė, kad Lietuvos dar laukia ilgas kelias, kol bus suvaldyta korupcija. Šalies vadovė žada ir toliau reikalauti iš šios kuruojamų institucijų, Valstybės saugumo departamento, specialiųjų tyrimų tarnybos ir generalinės prokuratūros efektyviau dirbti kovoje su korupcija ir sparčiau įgyvendinti reformas. Transparency International vadovė akcentuoja, kad būtina skatinti žmonių sąmoningumą, užtikrinti pranešus jų apie korupcinės veikas saugumą. Labai svarbu užtikrinti, kad kai žmonės mato kyšininkavimą, kitus korupcijos atvejus, jie turėtų būti apsaugoti ir nebijoti pranešti apie tuos dalykus. Jie turi būti ginami valstybės, kad jų neatleistų kitą dieną, jei praneša apie negerus dalykus savo įstaigoje. Transparency International duomenimis iki kovos su korupcija įtraukus visuomenė ir ryžtingai veikiant Vaisvydos nacionalinio kovos su korupcija programa, kurioje Lietuvos ekspertai yra įvardinę problemas ir jų sprendimo būdus.